viskas visiškai atvirkščiai. Tai, žinai, kadangi buvo tiek tų recenzijų, kad realiai kiekvienas puslapis, galima sakyti, buvo aptartas ir arba gerai kažkas patiko, arba jisai nepatiko kažkam. Tai aš jau nieko nebežinau ir jau lioviausi bandyti suvokti. O recenzentų kažkokius mintis, o dar kai teko paskaityti bakalaurinį darbą, kuris buvo pagal Vilko valandą buvo labai, šiaip tai man labai patiko. Edukologijos universitete, matau, mane pakvietė, mes labai gražiai pakalbėjome, aš atsakiau, kad aš ateisiu į universitetą su tą sąlygą, jeigu man duosit kopiją bakalaurinį, nes man labai pačiam įdomu paskaityti. Ir žinai, aš tiek daug sužinojau. Čia žmonės taip giliai kapsto bakalauriniuose, žinai, kad iš kur iš čia sugalvoti, nebuvo man net tokių minčių net. O ten, supranti, kažkokios paradigmos išvestos, tokie linijos suvestos, ten 3 sluoksniais. Nu jau vos ne kaip, aš nežinau. Čia vis tik tiesa, kad mes mokyklo analizuojame eilėraščius ir prianalizuojam tokių dalykų. Rašytas ne ką, rašytojas turėjo Bet kokia, aš manau, kad literatūrinio kūrinio interpretacija yra geriausiu atveju 30% pataikė. Nebent ten nėra koks nors visiškas socrealizmas, kur, žinai, ten plazda vėliavos raudonas, šiandien viskas bus gerai. Tai jie tą ir turėjo omeny, plazda vėliavos raudonas ir šiandien viskas bus gerai. Tai va, tai su tom interpretacijom ganėtinai sudėtinga kažką sakyti, kur buvo stipresnė vieta, kur silpnė. Ok, tai dabar tada kitaip truputį tą patį klausimą. O gal tu pradedi rašyti nuo pabaigos? Nu, kad nežinau, aš pavyzdžiui, aš Vilko valandoje žinojau. Aš žinojau pačią pradžią ir žinojau pačią pabaigą. Kai aš atsisėdau rašyti pirmą eilutę, tai aš žinojau, kokia bus pirma eilutė ir aš žinojau, kas bus pabaigta, nu, kaip baigsis. Visa kita ėjo per vidurį. O Maro dienoje aš iš to nieko nežinojau. Iš viso nieko nežinojau. Realiai, žinai, buvo pakankamai, nes aš bandžiau to, vis tiek esu tas, kuris bando rašyti labiau planuodama. Tai aš turėjau tokį labai globalų apmatą, kur vyks veiksmas ir kodėl jis ten vyks, bet kaip pasibaigs, gerai ir blogai. Aš labai ilgą laiką, dar iki pat beveik pabaigos, man pačiam buvo labai smalsu. Kaip vis dėlto pasibaigs. Kaip ten sakė, viskas geruoju pasibaigs, ar viskas bloguoju pasibaigs, ar per vidurį. Tai žodžiu, veiki kaip mediumas kažkokių jėgų būklėje, ne? Gali būti. Aš bandau suvokti, prie kurių kaip yra ten tie rašytojai yra skirstomi į 2 dalis, ypatingai commercial writers. Tai yra planuotojai ir tie, kaip anglai sako, amerikiečiai, seat of your pants. Tai yra, kurie sėdi ir rašo, liejasi ir po to jie ten. Ir, tarkim, yra tas viduriukas. Aš net, pavyzdžiui, negalėčiau prisimti. Viena knyga tikrai buvo labiau planuota, kita buvo labiau tokia seat of your pants. Tai nori pasakyti, kad Maro diena buvo mažiau planuota už Kas keisčiausia taip. Ta prasme, aš turiu meni pats siužetas mažiau. Struktūra buvo gerokai griežtesnė ir tas turbūt ir pasijuto. O ką tu vadini struktūra šiuo atveju? Aš turiu meni, kad tai yra kokią tu turi pagrindinę liniją, kiek tu gali sau leisti nukrypti nuo to vadinamojo main ploto ir dėti su plotu ir tada pabandyti jūs viską suvesti. Tai sakykime, Maro diena yra gerokai, mano galva, nežinau, čia galima ginčytis, mano galva gerokai linijiškesnė negu Vilko valanda, kurio yra 4 turbūt suplotai ir padaugiau suplotų, tu paprastai juos sudėtingiau suvaryti vieną gardą pabaigoje, kad jie ten ganytųsi. Tai va, tai čia 2 tokie kaip ir paradoksas, nors lyg ir, sakau, lyg ir turėtų būti pirma knyga buvo rašoma tokia labiau kaip ant to tokio mėgėjiško kuražo, galbūt, jeigu galima pasakyti. Antra knyga buvo galbūt labiau, sakau, ta struktūra buvo labiau formuluotiška, pagal formulės rašyti daryta, nu, tam tikrą prasme gerai, pagal formulės. Bet kas ten bus ir kaip ten bus, ir aš realiai kiekvienam mieste, kadangi yra veiksmas 4 miestuose, iš galo aš nežinau. Atsivers viršelį. Iš karto matos. Nu, tai va, tai padaryt tokį, bro. Tu negali tu elektroninę knygą, tai tu negali apversti viršelį paskaityti. Matai, tas technologijos toks kliūdė. Tai aš turiu meni, kad aš nežinau, pavyzdžiui, kuo mes užbaigsim. Tas buvo visai smagu. Gerai, dabar, žodžiu, tu ir veikėjai. Klausimas toksai, veikėjas tau gyvena, žodžiu, tu veikėjas stebi, ar tu gyveni su veikėju? Čia prasideda tokie klausimai, kuriuos man dabar reikia susikaupti, kad reikia pasakyti iš vienas. Gerai, tu ramiai atsigauni, matas gerai. Iš tikrųjų, aš manau, kad jis atsiranda
ir jis atsiranda išnyra, faktiškai beveik iš niekur, labai daug veikėjų yra neplanuoti. Kiek maždaug procentais? Pusė gal. Ko gero pusė. Tai yra tokie, kurie, bet visiškai atsiranda, netgi kartais su šunim vaikštant. Tu grįžti su dviem veikėjai. Tik įpeikinam. Šitą buvo atkaklio lūpusų nebandykite. Išėjai dviese, grįžai jau keturiese, sakai, susipažinkit, žinai, čia mano nauji draugai, aš miške suradau. Tai buvo taip, nemažai veikėjų atsiranda, kai tu skaitai istorinę literatūrą. Kai kas vyko iš tikrųjų, pavyzdžiui, Vilniuje arba Kaune, ten atsiranda tie galbūt antraeiliai ar trečiaeiliai veikėjai. Bet juos jau įdedi sąmoningai. Jie ateina su role, kurią atsineši iš istorinių šaltinių. Jo, jie ateina su role, jie labai retai, kada ta jų rolė keičiasi. Pavyzdžiui, nemaža dalis yra tokių mini scenų Vilko valandoj, kurios realiai yra perkeltos iš dokumentikos, tai yra iš istorinio fakto. Vos ne va taip paimta, perkelta, su vardais pavardėm, kurie aišku yra visiškai obscure, jų niekas nežino, išskyrus tarkim tą patį istoriką. Aš turiu meni, kad tai yra elementarus šaltinis, istorikas paėmė iš nuovados protokolų kažkokią tai sceną apie ten prostitutės ir jų savadautojus, kaip jie buvo ten areštuoti. Ir tiesiog paminėjo savo Vilniaus, štai puikioje knygoje Vilniaus Ir tiesiog kaip iliustracija mane taip sužavėjo, kad vos nesakau su tais pačiais pavardėmis, su ta pačia situacija, trupučiuką apžaidęs, aišku, pakeitė ir įdėdė. Su Kaunu buvo gerokai sunkiau, nes tos pačios istorinio pagrindo apie Kauną beveik visiškai nėra. Iki pirmo pasaulinio karo. Po pirmo pasaulinio karo tarpukaris, prašau, visas Kaunas ten žyba mirkuliuoja, įvairios istorijos, o prieš tai nieko ničnieko, absoliučiai. Turi galvoje lietuviškai ničnieko nėra. Jo, žinot, net ir rusiškai nelabai, aš ieškojau Rusijos archyvose. Aš buvau pasiėmęs, netgi susiradęs visus šituos metinius sąvadus, kuriuos leisdavo Kauno gubernijai. Tai susėdė tą senąją rusų kalbą, skaitai, kas ką paskyrė, kokias pareigas. Tai dabar mokyklų kuratorius ten tapo tas ir tas. Ir taip per 5, kiek atplaukė Nemunų, garlaivių sienų, sėlių, kiek išplaukė. Ir tu iš tos tokios masyvios, sausos, žiauriai nuobodžios informacijos, tu kažką susirinki. Tu kažką susirinki, kokia buvo laivyba, kokie buvo, tarkim, kiek buvo žydų, kiek buvo kažkokių prekėjų. Bet tik tai tokies labai trupinėlius, iš kurių tu net nelabai gali kažką užsimerkti. O tai gerai, tu čia kur, Lietuvos archyve? Ne, aš viską radau, realiai aš viską radau, ko man reikia internete. Absoliučiai viską. Aš netgi planavau važiuoti ir labai rimtai planavau važiuoti į Stambulą ir rinkti medžiagos. Bet po to supratau, kad man nereikia. Aš radau knygas, kuriuos galbūt neraščiau apie 19 amžiaus Stambulo socialinį ir kultūrinį gyvenimą, kur tikrai aš nuvažiavęs. O tas vietas dabar su naudojamasis Google Earth ir su pritraukimu aš tikrai pamačiau geriau, negu aš pačiu nuvažiavęs ir vaikščiojęs. Tai nebent buvo galima važiuoti dėl atmosferos, dėl dar kažko, bet vis tiek. Dabartiniam Stambulė pabandyti pagauti atmosferą 1905 metų, galima surasti, aišku, bet vien tik tai dėl to sunku pasakyti. Aš sakau, kadangi pats apskritai dar nebuvęs Stambulė, tai žinai kaip Karlas Majus, kuris rašė apie laukinius vakarus. Jo, vienas iš tokių jau privaloma tvarka, žinai, aplankyti miestų. Taigi čia kaip Karlas Majus, kuris rašė apie laukinius vakarus, pats ne kartą ten nebuvęs ir labai sėkmingai. Jis jo, nes blogas, kad nebuvo, nei Google Maps'ų, nei tu ten galėjai tikrai susivokti, ką ten Vinetu ar Old Shatterhandas iš tikrųjų darė. Tai Žiulis Vernas man irgi atrodo rašė niekur per daug nekeliavo. Taip, turbūt. Visi jūsų rašytojai tokie. Jis irgi rašytojai, ne? Jis save turiu pirštų neberodai. Ką? Taip, klausyk. Nuėmė kabutę žmogui, nuėmė. Viskas tvarkoja, dabar kitas žingsnis rašytojų sąjunga ir vieta kalnelėje. Gerai, aš noriu grįžti dar prie veikėjų. Labai jos gerai. Dabar sakai veikėjai, žodžiu, gerai, tu veikėjai, kai kurie ateina, taip sakant, šiaip, su kai kuriais, tai yra tie, su kuriais gyveni? Yra, aišku. Vat atsivedi namo, taip sakant, su šunimi ir paskui su jais gyveni, ar ne? Taip.
Kurie iš Vilko Lundros. Tai turbūt nėra labai sudėtinga, tie, kurie daugiausiai vietos užėmė, sakykime, su Antanu Sidabru, aš tikrai daug pragyvenau. O su Margarita Berg? Nes gerokai mažiau. Aišku. Gerai, dabar, kai reikia priimti tokį sprendimą, kad veikėjas turi žūti, yra emocijų? Ar tu taip ramiai nukerti, nuėmė? Ne, iš karto norėjau pasakyti, čia, reiškia, garbėjo Džordžo R.R. Martino mokykla, reiškia, School of Writing, žinai, tai 101. Ne, nėra. Jokių emocijų, ne? Tiesiog čia buvo tavo sukurtas homunkulas, tu dabar jį šmaukšti ir... Nu taip, Atėjo laikas. Atėjo laikas ir laikas išeiti, galbūt išvestam. Jo, čia aišku rimta. Ok, dabar minėjai dirbi archyvas, ar ne? Tai čia, tiksliau, archyvus kuriesi savo namie. Bet kiek apima laiko pasirengimas ir ar tas pasirengimas yra prieš knygą ir po to rašymas, ar tu pirmą, ar tu rašai ir tuo pačiu researchini? Turbūt labiau rašau ir researchinu. Bet vėlgi, skirtingai. Pavyzdžiui, Stambulas visas buvo, Konstantinopolis buvo visas researchintas iki rašo. Nes, nu, taip. Jau žinojai, vadinasi, kad ten vyks veiksmas. Taip, aš jau žinojau nuo pat pradžių. Ta buvo labai lengva, aš šitas vietas žinojau ir aš žinojau, kiek man reikės researcho. Tai, sakykime, su Stambulu buvo daugiausiai, nes, nu, norėjosi, kad nesijaustų vis dėlto, kad tu ten nesi buvęs. Kad ir 1000, kad nesinori. Tai kitas dalykas, kad tai jo, reikia suvokti vis tiek, kad tai, kas buvo prieš 110 metų, yra iš esmės pasikeitę. Ir nedaug kas ten yra lygiai. Ir kitas dalykas, turint omeny, kad tu turi tą patį miestą dekonstruoti, tai juk nėra istorinis romanas, ne? Tu turi jį dekonstruoti ir į tokius gabaliukus, kaip Minecraft'e kokiam, ir po to vėl sukonstruoti jau su steampunkiniu prieskoniu, arba su stipriu skoniu steampunko. Tai va čia galbūt atsiranda, tai tu tada ir archyvose ieškai to, už ko tu gali užsikabinti. Tai yra kažkokių tai vietų, nu, pavyzdžiui, aš nežinau, galbūt aš dabar šiek tiek paspoilinsiu, bet net nežymiai. Aš manau, kad nesvarbu, nes, pavyzdžiui, aš tikrai atradau labai įdomų dalyką, tai yra istorinį, dar dabar esantį tą patį pirmąjį Stambulo tunelį, tai yra, kuriuo važiuodavo jau tuo metu labai modernus 2 vagonų toksai traukinukas, aukštyn žemyn, jisai sujungdavo du rajonus, kadangi būdavo labai status kalnas. Nu, visiškas steampunkas. Tik truputėlį patiuninguok, pataisyk ir tu jau turi vietą. Ir va, tu tokių vietų sėdi ir ieškai, kas galėtų atitikti būtent steampunko atmosferą. O žiūrėk, o dabar, bet steampunkas, tai gerai, esi lietuviško steampunko tėvas, motina, sūnus, šventa dvasia, galima sakyti jo. Bet dabar, o tarkim, tu kai pradėjai rašyti, tu prieš tai buvai daug prisiskaitęs steampunko, ar čia radai tą nišą, kurios, taip sakant, mes visiškai nebuvom Lietuvoje, kas rašo apie dengę? Matai, jeigu taip žiūrėt nuo pat pradžių, ne, sakykim, tai leidykla bagino mane pakankamai jau seniai, kad aš rašyčiau kažką. Jiems jokio skirtumo nėra, kol tave rodo per televizorių, tai koks skirtumas, ką tu rašysi. Tai realiai ir aš tai to neslėpiu, visai vieto neslėpiu, tai bent jau yra pakankamai sąžiningi, kad tu savo tą vieną tiražą, nes pardavęs pilną tiražą, sakykim, tas 3000, tu jau leidyklą išvedi šiokį tokį pliusiuką. Nedidelį, bet jiems to pakanka, tai tą marželę savo išsilaiko. Tai jiems to ir pakanka. Tai jie yra, matyt, tikrai suskaičiavę, nes ten, sakykime, Alma Literai tokiam milžiniškam koncerne, nu, Lietuvos mastais milžiniškam koncerne. Žmonės skaičiuoja ir aš manau, kad jie yra suskaičiavę, kad, nu, tas vienas tiražas tau tikrai televizinis vardas tau padeda tą tiražą parduoti. Aš manau, kad jie yra turbūt kreipiasi į visus įmanomus televizijos laidų vedėjus, kad jie kažką parašytų. Ir jie rašo, vieni rašo eilės, kiti rašo receptus, ten iš interneto pasiėmė. Patikrinai. Aš taip šitą žinau, jo, apie etiketą, apie dirbtėjinis. Ar Mažojo princo tęsinius rašo kaip Stano, nu, kažką visi rašo. Tai aš žinau, kad aš turėsiu tą vadinamąją, žinai, baltą, ne baltą bilietą, o baltą kortą. Iš leidyklos gautą. Ir, žinai, tu rašyk, ką tu nori. Tai aš žinau, kad aš taip norėsiu rašyti fantastiką ir aš žinau, kad aš tikrai nenorėsiu rašyti fantasy, nes aš jaučiu, nu, nepriaugęs dar fantasy. Tam jau dar norėčiau pasiruošti.
Ir tada vat, kažkaip ties to mes ir plūdurėm. Gal kiberpunkas, gal ten dar kažkas, nu iš tokių subžanrų. Ir tuo metu aš iš tikrųjų vat, pradėjau daug skaityti steampunką. Visiškai galbūt netikėtai. Ir rusiško steampunko, kas šiaip yra labai įdomu. Paminėk kelis pavadinimus. Ką? Kas skaitai? Iš rusiško aš skaičiau Panovą. Šiaip aš Panovą man buvo toksai Panovo periodas. Kai, ką? Panos. Panosas buvo, kai perskaičiau visą Tiny Gorod, perskaičiau visus Anklavus, turbūt mano mėgstamiausias rusų rašytojas fantastikos. Už Lukjaninką man gerokai, nes ten yra amžina, kiek aš žinau, tarp rusų fantastų dabar yra ta amžina, reiškia, dvikova. Lukjaninko ar Panovas. Ir Lukjaninko fanai Panovas, čia grafomanas, jisai varo po knygą per dieną, reiškia. Nes, iš tikrųjų, to tempo yra kosminė, jisai po 2 knygas per metus, man atrodo, parašo. Ir jisai gali rašyti, jis vienu metu rašo 4 ciklus. Jis rašo, vienu metu jis rašė steampunką, kiberpunką, urban fantasy ir dar novelės. Čia reikia tikrai sugebėjimų. O Panovo fanai sako, tu jūs pasižiūrėkite savo šitą šepelį, kuris ten, nesuprasi, nes mes nesuprantam, ką jis rašo, ten jis jau toks jau nusikosminė. Tai va, tai iš sakykime, kito pasaulio steampunkerių, aš buvau užsikabinęs už China Mievilių. Čia galbūt yra labiau New Weirdas toksai, nes steampunkas, bet vėlgi buvo užkabinimas. Po to pradėjau, perskaičiau tą Scotto Westerfeldo trilogiją, kuri yra galbūt labiau Young Adultams skirta. Leviatanas, Behemotas ir dabar neatsimenu trečios knygos. Apie alternatyviai pirmąjį pasaulinį karą. Va, ir po to yra dar pavadinimą toks skandinaviškas The Secret Book of Glass Eaters. Kažkas tokio. Nebeatsimenu, irgi tokia masyvi knyga. Ir vat kažkuo momentu man kliktelėjo tas, tiesiog elementariai kliktelėjo, kad Vilnius galėtų būti puikus steampunkinis miestas. Jonas Basanavičius galėtų būti iš karto, buvo mintis iš karto. Antra mintis po Vilniaus, kad bus Jonas Basanavičius, bus antras pagal iš karto mintis, kad tai bus ta alternatyvi istorinė asmenybė. Aš net iš karto žinau, kad jis bus alchemikas ir kad jisai ten neprastai tūsins į Vilnių. Ir reikia pripažinti, kad leidykla buvo šiek tiek sunerimus. Ne, dėl steampunko pačiai. Nes, fantastika mūsuose yra nišinis žanras su, sakykime, Eridanu ir visą kitą. Ir, galų galia, mes patys fantastai esame pakankamai, sakykime, tokia uždara bendruomenė ir iš tų ratų ir neišeinam ir, sakykime, vieni fantastai rašo, kiti fantastai skaito. Ne, aš turiu meni, kad mes neišeinam nebuvo tokio išėjimo į mases. Ir kitas dalykas, tai čia fantastika apskritai. Dabar aš jiems atnešu ir sakau, kad bus fantastikos požanrio. Ir jie man po to tyliai kažkada jau vėliau pripažino, kad jie ėjo ir googlino, kas yra steampunkas. Tai, iš tikrųjų reikėjo tokio didelio pasitikėjimo kredito, nes jie matyt, man atrodo, nuo to pirmo tiražo numušė 1000 egzempliorių iš karto, žinai, nes, kiek čia bus. Kiek čia reiškia liks. Bet galvoju, aš manau, kad galbūt net ir iš to tokio sportinio intereso. Gerai, duokim jam tą baltą bilietą, nes akivaizdu, kad bilietas reikalingas jam ir tegu jisai daro, ką jis nori. Tai va, ir gavosi kaip gavosi. Tai tikrai netikėtai. Leidykla sakė, tikrai netikėjo ir realiai niekuo, kas įvyko. Tiek tuo, sakykime, ten dabar yra 9 Vilko valandos tiražas. Bendras yra, jeigu tai paėmus, jie kartoja po 3 ir po 2, tai aš taip skaičiuoju, jeigu jie dabar man pasakė, kad paleido 9, tai apie 25 000. Kažkur tiek. Iki Silvos Reno, aišku, dar toloka, nes jeigu aš neklysiu, Silvo Reno apie 40. Pirmoji gal? Pirmoji. Poros skandalų didesnių reikia dar. Pirmoji. Tai su Maro diena jie jau paaukštelėjo iš karto 10 pirmam tiražui. Ir tai jau dabar į pabaigą. Aš nežinau, Nes neatsinešė, tai žinai, mes... Ne, aš tiesiog... Man sunku pasakyti, nes aš ne tik nesu pats dar gavęs, nes viskas buvo, manau, kad suvežta įmanoma į knygų mugę, kad neištiktų to fiasko, kuris pernai ištiko Vilko valandą.
kai šeštadienį 2 valandą dienos per patį piką baigėsi knygos. Nes jie atsivežė, pakankamai logiškai mąstė, kad jie atsivežė 700 knygų, kiek aš žinau. Knyga jau buvo metų senumo, mes jau kažkokių didelių rinkodaros kampanijų nedarėm. Ir, bet buvo ten, sakykime, ten tas premijos ir dar kažkas, vėlgi tas pats faktas, kad jeigu autorius sėdi 4 dienas kaip prikaltas, tai tas nužiauri kelia perkamumą. Nes žmonės iš tikrųjų perka knygų mugėje, perka vien dėl to, kad sėdi autorius ir jie gali gauti parašą. Nors jie net kartais nežino, galbūt nei autorius žino, bet, tai yra faktas. Mes čia tikėjomės knygų su autografais. Ką? Mes irgi tikėjomės su autografais. Pradėsi žmonės pasiklausė iš anksto ir nudėmė knygų. Aš pasakiau, Justinai, kad neturi. Aš tarp kitko garsiai visiems pranešiau. Tai šitą, aš suprantu, jas dar tik tai išvežioja į mažesnius miestus. Tai po to viso knygų mugės furoro. Tai sunku pasakyti, kiek bus. Aišku, kad bus turėtų būti mažiau negu Vilko valandos. O kodėl? Dėl to, kad aš manau, kad... Liks fanai? Man atrodo, kad atvirkščiai turėtų būti daugiau, dėl to, kad tu pasidarei gerą skandalą su savo margu. Jo, savas buvo gerai, bet aš manau, kad vis tiek iš tų visų perkančių, kurie pirko Vilko valandą, tų, kurie nepirks antros knygos, nes jinai jiems nepatiko, arba tai buvo ne tai, kas jie tikėjosi, arba jie tikėjosi gal dokumentinio istorinio romano, nes aš manau, kad žinokit, aš jums pasakysiu, Vilnius yra Vilnius, tvarkoja, Kaunas yra Kaunas, bet kai tu nuvažiuoji į Žemaičių kalvariją, parduodi 30 knygų ir pirkėjo amžiaus vidurkis 73. Ta prasme, realiai tikrai galbūt buvo žmonių, kuriems ir tai patiko, bet buvo žmonių, kurie pirko tik dėl to, kad čia iš televizijos žmogus, žinai, arba ten, žinai, tai Basanavičių knyga. Tai aš kaip tie žmonės, kurie pirko gal, žinai, Rūtos Šepetys knygą, žinai, 50 Shades of, žinai, Between the Grey, žinai, tikėdamasi tokio gero, žinai, actiono. Dabar jau čia, žinai, juos veža, bet matyt jau kai išvežt, tada jau ten... Jo, čia senas Nerijus Darmačiulė, man atrodo, baigė, žinai. Tai aš manau, kad tų žmonių, ko gero, turėtų teoriškai nubyrėti daugiau, negu atsiras naujų. Čia buvo mano tokia teorija. Bet turint omeny, kad iš tikrųjų daug žmonių pirko iš karto po 2 mūgiai bent jau. Tikrai nemažai. Pirmą ranką aš turiu omeny, kurie neskaitė pirmos. Nes aš neįsivaizduoju, kokia yra prasmė. Manęs, pavyzdžiui, klausė, ar galima skaityti antrą neskaičius pirmos? Aš sakau, galima, bet o kam? Ta prasme, jeigu tu neskaitai pirmos, tai tau jinai, reiškia, arba tu nepatiko tau jinai, arba tu apie nieko negirdėjai. Tai man, abiem atvejais, tai tu antros, neturėtum skaityti antros, reiškia, nes pirmą apskaitų neskaitysi, o jeigu tu nieko negirdėjai, bet susidomėjai, tai vis tiek logiškai pradėti nuo pirmos. Ne, knygų mugė, tam buvo toks vaizdas, man prašom 3 Vilko valandas ir 2 Maro dienas. Dar komiksą duodu, o dar ką turim? Ne, knygų mugė, aš prisiklausiau visko, ta prasme... Gerai, kas linksmiausia nutiko knygų mugė? Šiemet arba pernai, tarkim? Pernai tai nieko linksmo dar nebuvo. Užpernai, turiu galvoje, kaip jis startavo Vilko valanda. Tu supranti, aš galiu pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, šiemet, aš negaliu pasakyti, kas įvyko, nes man buvo viskas tokiam rūkės. Ne, tai su tavim kas įvyko, kai tu tam pasirašinėjai, kažkoks toks, žinai, smagus, ar tu ten tiesiog... Ne, man juokingiausia, aš kad dirbai ten automatu, man juokingiausia buvo, kai vis tiek tas atsiranda ryšys su žmogum, kuris ateina parašo, jis yra labai momentinis, bet jis yra tikrai toksai, žinai, iš tokios, science fictiono, reiškia, kai tu per tą sekundės dalį, tu iš karto užmesgi į ryšį, bet tu iš karto tu duodi tą tokį savo energijos pliūpsnį, kadangi tu esi užsivedęs, nes jeigu tu neužsivedęs, ta prasme, tai tu turi turėti arba to vidinio narkotiko, arba turi vartoti išorinius narkotikus, amfetaminą ar dar kažką. Tai aš labiau su to vidinio narkotiku. Nes ir tu tada iš karto, kam rašom, ir tada žmogus, kadangi jis vis tiek irgi tokiam truputį lengvam stuporė yra po tos knygų mugės, jis labai pasimeta. Jo, ir jis galvoja, kam rašom, iš tikrųjų. Ir dažniausiai man sako man. Populiariausias knygų mugės vardas buvo man. O po to aš mačiau, man dar įrašė, reiškia, irgi sakė skundėsi. Ir sako, čia skundėsi žmogaus, kuris man rašė draugės mama. Reiškia, sako taip, atstovėjau eilę prie kažkokio vaikinuko. Čia prie manęs. Nes tipo, didelė eilė, reiškia, gera knyga. Nes aš galvoju, nes neieškoju dovanai, realiai
jai didelio skirtumo nebuvo, ką dovanot, reikėjo kokią nors populiarią knygą dovanot. Jinai sako, aš prieinu, vaikinukas sako, koks jūsų vardas, tai netiesa, aš visą laiką klausiu, kam rašysim, bet matyti jau tai, aš pasimečiau, sakau, Beata. Jisai paima greitai Beatai, užrašo autografą, paduoda, o aš kai ne Beatai norėjau dovanoti. Nu jos, sunkus. Tai būdavo žmonių, kurie ateina, aišku, 1900 žmogus ir sako, nors originalaus man užrašykit. Sunkiau negu knygą parašyti. Jo, jau tada, žinai, būdavo aišku, kad kurie labai įdomiai, pavyzdžiui, prašo arba išvardina visą savo šeimą, visus narius, kad nieks neliktų nuskriaustas, nes, sakau, man ta lietuvių, žinai, lietuvių, čia tas mistifikavimas arba fetišizavimas autografo, man visuomet yra šiaip labai žavingas dalykas, nes, nu, pavyzdžiui, ateina vyras už mane susipyksta, kuriam rašyti knygą. Ir, žinai, aš galiu pasakyti, ta prasme, jisai, žinai, ten priejo, žinai, sako, kam rašysim? Elenai. Vyrukas sako, ir Mindaugui, Vosa. Aš jums sakau, Vosa. Eikit nusipirk. Ir jie nueina, ir jisai ateina, paputinai, sako, Mindaugui. Kitą kokį. Sakau, tai ką jūs darysim? Aš sako, kartais padavanosim gal kam nors, aš kokį Mindaugą. Tai va, tai su autografas... Vykdai šeimas, klausyk. Ne, nu, bet, žinai, taip ir būna. Aš būna labai gražu, kur būna kitam, žinai, ten mylimam vyrui, žinai, ten... Parašykit dedikaciją mano, žinai, mylimam vyrui. Ir aš rašau, mylimam vyrui. Žinai, čia... Vieną egzempliorių ar tu? Ką? Mylimam vyrui ten jau, nu, Andriaus, žinai. Tai, žinai, gal viskas gerai, kaip sako, čia įvairių kėlė. Pernai buvo geras, irgi buvo bajeris. Man jau irgi buvo, nes kas yra, ką aš jau irgi išsidirbau tą refleksą, kad aš visada perklausi toks ritualas, bet čia net ne ritualas, čia jau yra iš klaidų padarytų, tai yra, kad tu visada perklausi vardą. Visada. Kad ir kaip jisai aiškiai nuskambėtų, visada išlieka tą, kad jisai sako Mindaugas, o tu rašai lygitai. Ir aš nesuvoju, kaip ten buvo, bet man jau buvo truputėlį jau smegenis perdirbęs, ar gal aš ten iš karto po renginiu, kad jie norėjo elementaraus autografo, aš kažką tikrai netaip supratau, bet supratau kapitaliai netaip, nes aš užrašiau Linai bakalauro baigimo progą. Nas buvo Marijus Simonas. O jie, nu ir ką, aš nežinau, kaip, nu, kažkaip man susigirdo, ar čia, aš nesuprantu. Ir išėjus tą knygą, ir jie, reiškia, aš kaip suprantu, jie jau su paltais išėdinėjo iš mugės, ir jie nusprendė atsivers pasižiūrėti, kas parašyta, ir jie mato, žinai, su bakalauro baigimo progą. Tai aš taip sutrikė tokie, žinai, tu aš man knygą pageidama, aš ten atsiprašiau, baisiausiai, žinai, nes rašė normaliai. Sakau, ką su tą knygą darysim, nu sako, nu, leidykla sako, žinai, reikia ieškoti Linos, kuri baigtų bakalauro. Bet baigėsi tuo, kad šeštadienį per patį piką, sakau, kai baigėsi knygos ir leidyklas taigi metė kurjerius į kitus ten knygynus, bet jis nesugebėjo nieko surinkti, sakau, viskas, sakau, sorry, knygų nėra, baigtas balius. Sakau, turim vieną Linai su bakalauro, duokit. Tai aš tada parašiau šitas, ir tu įrašai, šitas autografas negaliojantis. Sako, gerai, bus bibliografinė retenybė. Gerai, bet 3 dienas išsėdėti ištisai įrašyti. Nu, tau patinka tas autografų dalymo darbas? Čia balsą darbą pamečiau aš ranką. Patinka, neslėpsiu, kad patinka. Man atvirai patinka ta energetika, sakykim, tam tikras, sakau, bet tas toksai, kad ir sekundinis arba ten 15 sekundžių tas ryšys, kuris užsimezga. Ypatingai dabar, žinai, pavyzdžiui, vis tiek. Mane vis tiek labiausiai veža, tai yra, kai ateina tėvai, kurie perka savo neskaitantiems vaikams, tokie bildiniai, žinai, maždaug last best hope for humanity, žinai, arba kai ateina, nu, sakykim, jau galbūt ir vyresnio žmono, tikrai būdavo ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie sako, aš perskaičiau pirmą knygą, jo, man patiko ten tie bajeriai apie Vilnių, žinai, ir dabar aš imuoju. Tai jo, man, aišku, patinka, bet po 7 valandos be pertraukos jau pradeda mažiau šiek tiek patikti. Nes, iš tikrųjų, nes, pavyzdžiui, autografai, aš vis tiek stengiuosi kažkaip rašyti, nu, kaip ir Justinas bando,
nu, kažką originalesnio, aišku, tas labai greitai baigėsi, bet arba bent jau kažką ilgesnio, ne tik tai, kad mielai daliai nuo Algymanto, žinai, kaip patriarkas rašo mūsų. Ai, čia... Nu, mes turime vieną literatūrą, patriarką, ne Algirdą Mykolą, bet Algymantą, žinai. Bet tu supranti, kad tai darosi beviltiškai ir tada iš pradžių tu nuimi datas nuo autografų. Ar netgi taip? O neprotestuoja, kai nuimi datas? Yra, ateina autografų tie kolektoriai, yra žmonių, kurie pasižiūri, o datą. Man žiūrė, aš tave stebiu, bandai mano autografą sukultūrinti, reiškia, žinai, nebuvo. Nu, yra žmonės. Datas svarbu. Ką? Kodėl jūs nenorite datos pilto? Tu pradedi taupyti laiką, supranti, elementariai, tu matai tą nesibaigiančią eilę, nes kita eilė stovi, kuri perka knygas, ten stovi 2 žmonės Almos Literos ir jie buvo sukasi. Ir tu supranti, kad pagal tą greitį, kaip tu rašai, ta eilė tik didės. Ir tai čia, man ne tik dėl savęs, žinai, bet man, ta prasme, nu, mes bandėm, ėjo leidyklos žmonės šeštadienį bandė tą eilę sklaidyti, reiškia. Jūs sako, nu, nestovėkit eilės, eikit vaikščiokit, jisai vis tiek bus iki 9 valandos vakaro, iki pabaigos, nu, ateisit, bus ta eilė mažesnė. Aišku, ta eilė nebuvo šeštadienį mažesnė, bet kitom dienom tai buvo geras patarimas. Bet lietuviai, mes užsimėm šitą vietą dar prieš renginį. Ta prasme, aš atsistojau, žmona nuėjo renginį, o aš čia atsistojau, žinai, nu, kažkoks kosmosas. Iš tikrųjų, va čia yra kažkoks kosmosas. Tai, ir kai tu supranti, kad tu tai eilė tik ilgėja, tu tada pradedi cut corners, sutrumpini datą. Vietoj 3 sakinių rašai jau tik tai 2 sakinius. Po to pradedi numinėti būdvarčius. Pavyzdžiui, kaip tai skamba? Nu, pavyzdžiui, taip, reiškia, linkėdamas nuostabaus fantastiško nuotykio. Tai tada jau trumpėja iki linkėdamas fantastiško nuotykio, linkiu fantastiško nuotykio, tiesiog fantastiško nuotykio ir nuotykiai laukia. Tai va, tie žmonės, kaip visi knygos autografų, nuotykiai laukia, čia jau padedam. Arba pavyzdžiui būdavo, tarkim, ten, sakykime, linkėjimai iš pasmerktojo miesto. Netgi jau pradedi taupyti, bet sąmoningai tą darydamas linkėjimai iš pasmerkto miesto. Sutaupai 4 vaikus. O tarkim, nėra taip, kad paskui, žinai, žmonės nebandai padaryti, kad, pavyzdžiui, sukeltų į Facebooką visus autografus, pats nenorėtum tokio, kad kas nors tokį bairį iškviestų? Tai Instagram'e to pilna, jo, nes yra, tai ko mes nebesugebėjome fiziškai iškomunikuoti, nes buvo akcija ir dabar, jinai bus, bet aš kaip suprantu dabar per Pegasus ją labiau komunikuoti, nes ten jau Alma Litera nebeužteko jau ploto ir dar kažką komunikuoti papildomai. Ir nelabai reikėjo, tiesą, tai yra, kad tu perki kažkokią tai iš knygų, pasidarai selfie, už hashtaginį, su knyga pasidarai selfie, už hashtaginį ir kas savaitę mes ten duodam po kažkokį priziuką, jo dar knygą. Ne, po priziuką ar svarą marškinėlius, G&G ar dar kažką. Ok, dabar... Su elektroninė selfie. Kodėlgi ne? Aš netgi buvau atradęs, bet tai labai tas feikinis, nes yra dar toksai galimybė tipo a-la autografą uždėti ant elektroninės knygos, ofografą. O kodėl feikas? Taigi palaiko stilusą kai kurie? Ne, bet ten kitaip, ta prasme, ten jie tiesiog užpildo savo duomenis, tu parašai palinkėjimą, tu turi savo elektroninį tą parašą padėjęs, tau išsisiunčia kaip failas ir versi. This copy signed by... Jo, ir viskas. Tai čia buvo štai angliškai versija, šiandien ją naudojau. Aha, gerai, va, kaip tik angliška versija. Maro dienos bus? Abejoju. Abejoju. Dėl to, kad nepasiteisino angliška versija Vilko valandos. Tai yra, kad net nepadengė vertimo kaštų. Tai čia buvo, sakykime, toks mūsų eksperimentas. O jeigu lietuviška geriau nueitų Maro diena negu Vilko valanda? Kaip tada? Ta prasme, geriau nueitų kur? Būtų dar didesnis. Lietuvoje? Jo. Jokio skirtumo. Absoliučiai jokio skirtumo. Tai, kas išeina iš mūsų žvaigždės, bet kokios žvaigždės išskyrus keletą pavardžių, nu ten 3-4 pavardės. Ne, aš turiu minį ne literatūrinės, bet kokios. Bet net ir krepšinio žvaigždės išeina. Šūkės laimė ne? Ta prasme, jos išeina, pervažiuoja, kerta Lietuvos Latvijos sieną ir jos taiga užgesta, žinai. Drambliukas prasidėjo per parduotuvę. Tai aš manau, kad turbūt, kad nebent dar atsirastų
Entuziastas? Ne entuziazmo, man dar atsiras entuziazmo dar iš 200 laiškų leidykloms ir agentai. Bet man to entuziazmo jau nėra, kadangi aš, mačiau, kaip viskas vyksta. Ten 3 mėnesiai patiškai tokio tikrai juodo darbo nuėjo, šunį todėl drąsiai taip galima pasakyti. Tai nepaisant to, kad mes turėjom lyg ir turėjom tą labai gerą idėją sinergizuoti su kompiuteriniu žaidimu. Ir tą kompiuterinį žaidimą pažaidė ir parodė savo 9 milijonam followerių PewDiePie. Tai yra vienas populiariausių vlogerių, kuris žaidė, sakė, koks geras žaidimas. Tai žaidimo kūrėjai sakė, viskas, baigtis baris. Dabar jau neškit mums milijonus. Nesuveiks. Ir tada jau jie nuleido rankas, nes sako, jeigu ta prasme tu pataikai į 9 milijonus žmonių ir tu nesugebi parduoti 1% kopijų jiems. Žaidimų. Nes žaidimas buvo labai sulinės, tu ten kiekvienam žaidime ten iššokdavo linkai į knygą ir panašiai. Mes tikėjomės, kad jeigu, pavyzdžiui, patems žaidimas patems ir knygą. Tai nepatempė nei žaidimas knygos, nei nieko. Maksimaliai sakau, kas buvo padaryta, tai buvo po jau tokios jau labai intensyvios reklaminės kampanijos, jinai buvo 18 000 vietoje Amazone, bendrai. Tai nieko, tai yra nieko. Ta prasme, jeigu tu nesi 1000 Amazono, tai yra ten. Tai reiškia, kad tu parduodi kokį 20-30, atsiprašau, knygų per mėnesį, 40. Bet gerai, bet žiūrėk, jeigu paimsim ilgą valandą grinai geografiškai, dominuoja Vilnius, ar ne? Vos Londono ir atrodo, dar yra kažkoks miestas ilgą valandą, bet... Prahos šiek tiek. Prahos vos. Dabar, jeigu įmame Maro dieną, yra 4 miestai ir iš jų tik vienas lietuviškas. Maro diena yra gerokai... Nemanai, kad va šitas yra tarptautiškesnis. Taip, pilnai sutinku. Maro diena yra gerokai komerciškai labiau paruošta užsienio rinkai. Gerokai. Pirmas dalykas, kad nėra labai didelės ekspozicijos, to kas buvo Vilko valandoj, kas, mano galva, vis tiek buvo būtina įvedant lietuvį skaitytoją į absoliučiai nesuvokiamą jam žanrą. Ta prasme, žinot, ką aš dar grįžtant prie mugės, ko aš dar prisiklausiau ir kas, aišku, man buvo kaip medum per širdį ir aš manau, kad galbūt ir daugumai mūsų, daugumai bendraminčių, tai yra, kad žmonės ėjo ir skaitė, ir sakė, aš iki čia fantastikos niekada neskaičiau. Aš perskaičiau šitą ir aš supratau, kad man patinka fantastika. Ką jūs man parekomenduotumėt iš fantastikos? Taip, pradėkime nuo idėjos. Aizekas Azimovas, Tai va, tai žinai, šitas, aišku, buvo tai... Taip, teoriškai ten nėra nei tų rusiškų pavardžių be galo sudėtingų, nėra nei to, tarkim, to žaidimo su Vilnium, tokio pakankamai sudėtingo, kuris jo, suprantamas tik tai lietuviams ir net ne visiems lietuviams, o tik tai turintiems kažkokius šaknis arba ryšį su Vilnium. Jo, jis yra gerokai, bet kol kas tokių planų, žinok, neentertaininam. O rytų rinka? Oi, Rusijos rinka, žinoma, kur Milžiniška didžiulė Rusijos. Sužavėti, žinoma, pažiūrėti, kaip juos ten atkala, reiškia, visos knygos. Ne, ją verčia į latvių kalbą. Vilko valandą. Ją verčia Latvijai ir mes sutarėm, nes jau baigė versti, rudenį aš važiuosiu į Rygą prisitinėti jos. Ją išsivertė makedonai, for some reason. Šitas nepadomu. Jie jau išsivertė, nusipirko knygų, aš suprantu, kažkada ten jie turėtų pasirodyti. Ir čekai ir lenkai bandomosius daro. Tai yra, jie daro bandomosius ir jie ieško arba finansavimo, arba realiai finansavimo. Tai vis tiek yra panaši lokalizacija, jiems kaip ir turėtų būti, bet jau istoriškai kažkiek artimi. Kažkiek, bet žinot, lenkai labai daug, jie savo labai daug turi irgi, žinai, ten sąlyginai. Tai realiai, manau, kad nesiryštų turbūt vis dėlto be kažkokio tai granto, be finansinio palaikymo leisti patys leidyklai. O tarkim, tu, kai tas užsieninės versijas, tu kažkokias korekcijas darai ar tą patį lietuvišką variantą darai? Ne, aš žinau, dabar buvo tokia idėja, kad angliškoje versijoje daryti korekcijas. Bet aš supratau, kad čia kažkokia tai, truputėlį jau mazokizmas gaunasi, žinai, nes, realiai tu gali nukoreguoti kažkur visiškai kitą pusę. O korekcijas tai ką, vardus ar įvykius? Žinokit, aš taip įsivaizduoju, kad jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau pasisamdęs kokį nors, ta prasme, editorių, jis ir buvo, bet jisai nesikišo į turinį. Kokį brendą. Ta prasme, buvo anglas redaktorius, kuris redagavo knygą, bet jisai į turinį nesikišo, tik tai valė tą lietuviškumą likusi po vertimo.
Bet aš manau, kad jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau su juo sėdęs ir sakęs, man būtų daug ką surašęs. Nuo pavardžių iki galbūt... Bet, nu, o ar what's the reason? Aš nematau pointo. Nebent čia vienintelis variantas, nebent, sakau, būtų kažkokia, ta prasme, didelė leidykla, nu, ar ten vidutinė leidykla, kuris sakytų, žinai, jo, fainai, bet, nu, perrašytų mūsų knygą. Jo, viskas gerai, bet šiaip tai blogai ir perrašytų. O Alma Litera, kai įteikė pirmą rankšluostį, nepasakė kažko panašaus? Oi, ne. Ne. Aš nežinau, ką jie galvoja dar. Gal su žodynus skaitė. Googlindami terminus ten. Ne, nu, viena iš vadovių sakė, aš galvoju, kad čia yra visiškas briedas, kaip pirmą kartą perskaičiau. Bet sako, aš apie visą fantastiką, nes jie tokia nemėgėja fantastikos ir tą patį Žiedų valdovą, jai per jos vaikus labiau turbūt kišom, tada, nes vis dar tas pats žmogus, kuriam aš 93 metais atnešiau Žiedų valdovą, atspausdintą su mašinėlę ir įdaviau, reiškia, vis dar tas pats žmogus vadovauja visam procesui, tas irgi. Tada family business daryti. Jo, ten jau matyti yra, žinai, kur bus iki grebo lentos. O Andriau, žodžiu, jeigu galima tokį klausimą, o tavo tėvai kaip į tavo šitas knygas žiūri ir panašiai? Nėra to, kaip, žinai, kai ten, ant tavęs apie užvaryti visi rašytojai, apie tuos, taip sakant, vaikus, kurie šunų takais nuėjo, tai kosmosą išskrido. Nu, žinai, mano mama visada buvo neformatas kaip lietuvių literatūros mokytoja. Labai panašus neformatas, žinai, kur irgi ten darydavo visai kitaip negu įprasta ir susilaukdavo ten tos kritikos ir nesuvokimo. Žinai, man tai atrodo, kad jiems buvo bet kuriuo atveju gerai, nu, smagu, kad knyga parašyta, tai, žinai, mama ją perskaitė, nu, ką jinai galvoja, aš nežinau iš tikrųjų, žinai. Nesako. Ne, nu tai jinai sakė, nu ką jinai gali sūnui pasakyti, nu, parodykit man mamą, kuri pasakytų savo sūnui, žinai, blemba, geriau tu būtum nerašęs. Ne viena ir ne dvi tokių. Ne, nu gal aš štai vieną turiu, tai aš kažkaip sunkiai įsivaizduoju, nu bet... Žinai, pas mus vis tiek ten tas literatūrinis toksai kaip šaknis, jos tokios pakankamai gilios skirtingos. Aišku, vis tiek juokingiausia yra, geriausias momentas yra tas, kai žmogus iš Anglijos Ganis užsako jam atvežtų Tapino knygą, turėdamas omeny Vilko valandą, o jam atveža Žalakevičiaus biografinį romaną nuo tėvo. Ir jisai pagal pavadinimą atrodo viskas ok, tokia irgi prie fantastikos, ne, gali būti, čia Stimpanko yra tokia laiškanešys pasiklydęs dykumoj, čia viską pradės skaityti, žinai, nu čia, bet vėlgi, koks tai 50 atspūdžių, nu tai, kur čia tie jaunuoti, ilgai čia viskas, vaikystė, reiškia, žinai, paaugiai, žinai, jo. Ir po to susivokė, man tada sako, ką jis mane apgavo, žinai. Jo, jis man atsiuntė, ta prasme, atsiuntė į Facebooką, reiškia. Mane apgavo. Jo, nes knyga šiaip tai tikrai labai gera, Žalakevičius, žinai, kaip romanas skaitasi iš esmės. Žiūrėk, o dabar komiksai, pradėtas tas naujas ciklas, kuris jungia, nu ne tai, kad jungia, bet kiek suprantu, kadangi aš jų pačių neskaičiau, bet pagal Maro dieną suprantu, kad nukelia dar truputėlį atgal į Vilko dieną, ne? Kad... O nieko tokio, čia mūgiai visos iteracijos įmanomos buvo, Vilko diena ir Vilko Maro diena. Ir tai turbūt dar, kai jeigu atsiras trečia knyga, tai bus dar daugiau iteracijų. O tai trečios pavadinimą jau atskleidė iš esmės, ne? Nu, kas skaitė, tai jau tiems... Antroji knyga, bet tai yra tai. Tai yra tai. Gal, bet nespoilinsiu, žinai. Ne, nespoilinsiu. Jo, antroji knyga yra trečios knygos pavadinimas. Pagal tą parašyti įdėtą. Surasti kokios... Čyteris. Aš galiu, mano žmona iš karto surado ir jinai atėjo, aš net nesakiau, kad toks fintas, jinai atėjo, sako, žinau tavo trečios knygos pavadinimą. O tai jūs nesidalinat su žmona visokiais ten rašymo problemomis? Ne, absoliučiai ne. Tai nieko nežinau, ką jis rašo? O tu žinai, ką jinai verčia? Tu žinai, ką jinai verčia? Aš žinau, ką jinai verčia, bet aš irgi net geltoną nesakytą, žinai, jo, tai geriau, žinai. Ne, absoliučiai, visiškai ne. Pavyzdžiui, Vilko valandą net kitai jau skaitė, tik tai įspausdinta.